Norite modernizuoti savo ūkį, bet trūksta lėšų? Yra sprendimas. ES parama pagal Lietuvos žemės ūkio kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę investicijos į žemės ūkio valdas padeda ūkininkams investuoti į naują techniką, pastatus ar technologijas. Šios priemonės tikslas – modernizuoti ir stiprinti smulkaus ūkininkavimo sektorių. Priemonė siekia padėti ūkininkams didinti konkurencingumą, kurti didesnės vertės produktus, diegti inovacijas bei skaitmenizuoti gamybą. Tvari žemės ūkio plėtra prasideda nuo investicijų. Pagal intervencinę priemonę remiamos šios veiklos. Žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose. Žemės ūkio valdoje pagamintų ir arba išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą ir tiekimas rinkai. Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir nemaisto produktų realizavimas. Pagal intervencinę priemonę remiami žemės ūkio sektoriai. 1. Pieninė galvijininkystė. 2. Mėsinė galvijininkystė ir kiti gyvulininkystės sektoriai. 3. Augalininkystė. 4. Sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė. Kas gali gauti paramą? Parama skirta tiek fiziniams asmenims, ūkininkams, tiek juridiniams asmenims ar pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams. Svarbu, kad veikla būtų vykdoma ne trumpiau nei metus, o didžioji dalis pajamų būtų iš žemės ūkio. Kokios veiklos finansuojamos? Galima investuoti į pieninę ar mėsinę galvijininkystę, augalininkystę, daržininkystę, sodininkystę ar uogininkystę. Parama skirta tiek gamybai, tiek perdirbimui ar realizavimui. Galimos paramos formos. Galite pasirinkti, ko reikia labiau – negrąžintinė dotacija, lengvatinė paskola arba abiejų deriniais. Lengvatinė paskola padeda finansuoti ir apyvartinį kapitalą. Parama gali siekti net iki 70% investicijų vertės jauniesiems ūkininkams. Didžiausia suma – net iki 700 000 eurų, priklausomai nuo paramos formos ir paraiškos tipo. Kaip pasinaudoti parama? Norėdami pasinaudoti paramą, pateikite paraišką nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Daugiau informacijos apie intervencinę priemonę, investicijos į žemės ūkio valdas, paraiškų teikimo sąlygas ir paraiškos formą, kvietimų teikti paraiškas grafikus, paramos įsisavinimo taisyklės ir kitus keliamus reikalavimus pareiškėjų rasite apsilankę svetainėje nma.lt. Investuokite į savo ūkio ateitį su ES parama. Pradėkite pokytį jau dabar. Investicijos į žemės ūkio valdas – tai daugiau nei parama. Tai galimybė augti ir klestėti kaimiškose vietovėse, prisidedant prie vieno svarbiausių ekonomikos sektorių šalyje augimo. Audiovizualinę produkciją sukūrė Lietuvos kaimo tinklo narys VŠI Filomatai LT įgyvendindamas projektą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano techninės paramos veiklos sritį Lietuvos kaimo tinklas renginių komunikacijos priemonės.